And now comments from Fenerbahce head coach Šarūnas Jasikevičius, first in English and later questions in Lithuanian. All right, congratulations to our players and fans. It's a great achievement, especially everything we've been through this year. To be in the Final Four, congratulations, of course, to Tomas and Žalgiris for amazing season, historical season for Žalgiris. As far as the game goes, again, a different game. Not very good in some situations defensively. Second part, probably all grinding, all trying to stay close, make the game. Probably last 7 minutes of the game, a total coin flip. Reminds me of the game we played against Monaco when I got to Fener in Game 5. Total discontrol. Like I said, a coin flip, no? And the coin went our way this time. Good evening, Coach. Maciej from the EuroLeague. Coach, was there a bathtub in the locker room? Was there? Was there a bathtub in the locker room? No. Žalgiris needs to spend money on the bathtub. And now more on a serious note. What does it mean to you to reach a record 6th straight Final Four and to do so here in Kaunas, just like in 2023? It's good. It's a good result. We believe in what we do. We believe in our approach. It shows in Žalgiris' approach. So strange sometimes when you look in the mirror and you're watching Žalgiris play. The players ask me sometimes, so what are they doing? And I'm telling them in the 4 games, the same shit we doing. So don't ask me what Žalgiris is doing. We're playing the same system, the same ideas, And, it's nice, it's nice. I think this team really deserves to be in the Final Four. There was many doubters, especially in this room. Nesukit galvų visi, blėt. Dabar į mane. Okay, and one last question, if you don't mind. Coach Masiulis and his team pushed you guys all the way. What did this series reveal about your team that you'll carry into the Final Four? I don't know. We can talk big words right now. We play good basketball. I thought we played good basketball. I thought we were a better team. Honestly, I think we were more times up. I thought we were more times up in the series. In the first 3 games, it was plus 15 at some point. We could not close the game 3 because we got too comfortable with our good offense. Defensively, we were bad the whole game. Today, again, was not a good performance defensively. I believe at halftime, Žalgiris was plus 9 shots. So how we up 5? Okay, some good things offensively, I assume, yes. But to be 5 points up and plus 9 shots Žalgiris, it's not easy. And like I said, at the game, at some point, it could have went either way today, and it's coin flipped our way. Pirmam kėliny toks šiek tiek linksmesnis epizodas buvo, nes kai gavo techninį ir banasi, kad nelabai turbūt supratot už ką. Ką jums tada ten aiškino teisėjai? Galima šnekėti apie techninę, galima šnekėti apie, visą laiką aš sakau, aš skambinu Eurolygai, kaip mes laimim. Kad nebūtų, tai atrodytų, kad kažkokie yra pasiaiškinimai. Reikia šnekėti apie kai kurios dalykus. Taip toliau. Ir nežinau, techninė, 3 minutėj, už ką? Nežinau. Tik tiek. Ir sakau, taip kažkaip juokingai skamba, ypač kaip žiūri kitas serijas. Sakot, kad reikia šnekėti apie kai kurios dalykus, jūs turite menį teisėjus, pražangų traktavimą, lygos, galbūt veiksmus? Skaičiuojat, jūs ten dabar jau tiek pinigų visi turit, kad jau turit visus tos, kaip tos matematikos. Anksčiau buvo vienas matematikas 15 minučių ir tai įdarbinom į Žalgirį. Koks ten tas buvo su Liemenė pastoviai ateidavo? Mykolas Stumbras, net neatsimeni to nieko. Atėjo gražus
su Lemenė taip solidus atrodo, ten priskaičiavęs, tu tai anksčiau nebuvo ten tiek tų analitikų. Treneriu nuo 18 metų joks kitas Eurolygos treneris nėra patekęs finalo ketvirtą tiek daug kartų, kiek jūs. 7 kartas, Atamanas dabar siekia 6, Bardzokas 5 kartą pateko. Ar yra dar džiaugsmo papuolus, ar jums jau normalizuojat kaip kažkokią rutiną? Žinai, jeigu tai yra normalu, tai tu turi biški jau, net nežinau kaip įsireikšti, žinai, tai nėra normalu, tai yra tikrai labai geras, į tą įeina labai daug dalykų. Žinai, ir kažkiek tai tu turi ir didžiuotis ir taip toliau, bet mažai dar to, žinai, kažkaip jau tu kažkurio momentu tu turi, yra tie periodai, ne, sezone, yra prieš sezonas, yra ta visa pirma fazė, kur svarbiausia yra ko gero nesudegti, ne, daugiausiai tai nepralošti, sakysim, ne, kažko labai jau daug. Paskui ateina taurė, ne, ir jau pasėda, paskui namų pranašumo ieškojimas ir taip toliau, ir tai tu kažkiek suėdi tom fazėm ir tu turi džiaugtis, ir aš tikrai norėčiau, kad aš pasidžiaugčiau šiandien, nes tikrai, nėra lengva padaryti, nes tiek dalykų nuo tavęs nepriklauso, taip, visi paskui dalykai sueina ant vyr trenerio, čia kalbos nėra, bet labai daug dalykų tikrai nėra tavo kontrolė ir taip toliau, ir kuo tu daugiau laimi, tuo iš tavęs tuo daugiau atima. Ne, visos komandos žiūri, jie galvoja, jie pasiims tos pačius žaidėjus, jos automatiškai laimės. Ne, ir dabar, aišku, Žalgirį buvo tas pats ir tikrai įdomu, kaip Tomui bus, nes po tokio nuostabaus sezono irgi jam atei šitie dalykai, ne, taip kad tikrai reikia džiaugtis va tais tokiais tarpiniais dalykais. Kai pirmą kartą atkrintamosiose žaidėte su Kauno Žalgiriu, tuomet Eurolygoje buvo 16 komandų, dabar yra išaugę iki 20, tai keičia tą kelią? Peneri žaidim. Patį pirmą kartą, kai patekote prieš Olimpiakosą, pirmas buvo. Olimpiakosą jau. Tai buvo 16 tuo metu komandų, dabar tas rungtynių skaičius yra išaugęs. Ar tai keičia tą patį kelią link finalo ketvirto ar sezono pačią dinamiką? Kažkiek tai mažiau trenerio įtakos, aš manau. Mažiau treniruočių, mažiau laiko, daugiau varžybų, daugiau laiko skiriam atsistatymui, ne? Daugiau yra tikrai, jaučiasi, kada gaunam pasitreniruoti keletą dienų. Ne, ir tikrai turėjom tą gerą periodą prieš play-offų seriją, kada biški gavom ir pailsėti, ir pasitreniruoti. Ir jau prieš tai biški kai kuriuose situacijose stumėm komandą, kad užvesti ją kažkokio tai minimalaus piko, ne? Bet anksčiau tai čia būdavo konkrečiai, tu prieš kiekvieną play-offų seriją turėdavai tiek laiko, tu galėdavai nužudyti juos, paskui prikelti, kad atvažiuoti ant to šviežumo, ne? Dabar jau šito nėra. Trenerio įtaka yra mažesnė. Su tiek rungtynių ir taip toliau, sakau, viskas daugiau vyksta jau atsistatymo ir taip toliau, kad tik žaidėjai kuo mažiau gautų krūvio, kad tik atsigautų ir taip toliau eini kažkur jau į juos per kitus parametrus. Treneri Kemas Birčas šiandien 2 dublis 31 naudingumo balas. Esate pagalvojęs, kaip apsivertė gyvenimas žaidėjas prieš kai 2016-2017 metų sezone naudoti hekešak taktiką, jis tuo metu, atsimenu, irgi labai supyko, dabar kertinėse atkrintamųjų rungtynėse traukia jūs į pergalę. Jeigu procentai tau taip rodo, tai ką tu gali, tai jie tau taip rodo, ką tu gali padaryti. Aš žinau net ant kiek Tomas myli Kemą ir pernai tik kažką Kemą užvarydavau, nutildydavo mane rūbiniai visą laiką. Kemas visą laiką pasirodo sunkiais momentais. Sakau, ir tokia situacija, kad tikrai atrodo jis toks geras žaidėjas ir taip sunku jį imti iš Džironos, ne? Bet paskui sakau, mes galbūt kitaip planuojam komandas ir taip toliau ir jis aibė rungtynių svarbių, jis tikrai gerai sužaidžia, jis vienas iš tų, kurie tikrai jaučiasi, kad nepaves tavęs ir tas pats, sakau, žmogiškumo faktorius vis tiek yra pats svarbiausias. Treneri, jums nėra beprotiška matyti, kaip Žalgiris pasikeitė po jūsų išvykimo apie dvigubai išaugusį biudžetą, sirgalius, net Jonas Valančiūnas galbūt kažkieno nuomonė nėra tinkamas Žalgiriui, kas galėjo pamatyti, kad ateisime iki tokio momento. Gyvenimas keičiasi. Tie, kurie stovi vietoj, jie nestovi vietoj. Jie eina atgal. Žalgiris eina į priekį. Čia žiauriai gražu, viskas. Sakau, kai pagalvoji, kad aš atsimenu, čia net galbūt šeimoje atsimenu
kalbos kauniokiškos buvo, dabar gal ir meluoju. Kam jie tą areną tokią pasistatė, sako, ir taip toliau. Tai atsimenu, žinote, kaip susėda senoliai prie stalo ir sako, kam jiem tą areną tokia didelė. Tai kad ta arena maža jau dabar. Ir čia Pabaltijus jau suvažiuoja ir taip toliau. Ir dabar jau tik viešbučių nėra. Gaunasi. Visai neseniai pasisakėte tą GOAT tema, ar Nando De Colo, jeigu iškovotų trečiąjį titulą Atėnuose, jau galėtų pretenduoti? Čia su podcastui mėsos biški, man tai čia taip toliau. Bet aš žinau, kad aš, kaip ją pasisakiau, tai aš nesakau apie krepšinį. Nes man patinka amerikietiškas futbolas, aš anksčiau sekdavau beisbolą, taip. Dabar jau visiškai neturiu idėjos, kas vyksta beisbole, ne? Kaip Amerika, sakysim, tas pati futbolo tema, aš didžiulis Messi fanas ir taip toliau, ne? Ir ten gaunasi, kad tu galvoji, kaip vienas čia yra simpatijos, antipatijos, bet tu negali šnekėti kažką nei vienam sportui, aš visumoje šnekėjau apie sportą. Tu negali šnekėti nelaimėjęs, mes negalim eiti, jūs kaip žurnalistai, mes kaip kažkokie čia treneriai, kažkokie, kurie irgi formuoja kažkiek tai tą nuomonę, negali tas visiškas pergalės dalykas ir laimėjimas. Žmogus turi suprasti, ant kiek sunku yra laimėti, ant kiek sunku yra padaryti dalykus gyvenime. Ir jie ten tų taškų privaro, jie ten tų touchdownų privaro kažkokių tai, ne? Ir yra kažką tokių golų primuša, tų golų primušiai smagu, Galbūt visa kokia ten maža komanda tave žaidžia ir tu vienintelis ir žemesniam lygiai, bet tai manau, kad vis tiek svarbiausias dalykas ir sunkiausias dalykas sporte yra laimėti. Yra žiauriai sunku laimėti. Ir tol, kol tu neturi laimėtojų savo rūbiniai, tu neturi jokių šansų. Neturi jokių šansų laimėti. Treneri, kaip ir sakėt, po pergalių reikia pasidžiaugti, bet šiandien lieka lygiai 2 savaitės iki Eurolygos finalo ketvirto ir... Oi, šiandien? Šiandien taip, bet taip galvojant į ateitį, kiek dar mato potencialo šitos komandos pagerinti žaidimą per tas porą savaičių? Žinai, kai tu pagalvoji, aš šiandien juos jau, jie ten mane išmaudė, aš juos ten tuo mečiu iškoliojau, išjokiau už kai kuriuos dalykus, aišku, viskas juokinga, kaip tu laimė, ne? Bet kiek kvailyšių ir taip toliau, 2 metikus subaudojam, kurie nuolė nėra patys geriausi metikai, ne, už Žalgirį, olė daugelį komandų rizikuoja, ne, rečiam kėlintį nieko, sakau, nedarom, nemesk nieko, paleidžiam kamuolį, 8 taškai jau tau ant akių. Palauk, Ąžuolas 1 prametė, ar ne? 1 prametė, ne? Tai 7, ne? Tai 7 tokie mačia. Ne, ten kitus dalykus nekam, tikrai jau čia auksas, tie 7 taškai, apie ką mes šnekam. Tai va šituose dalykuose yra, taip toliau, pagerėjo mūsų greitis, labai ypač pirmose, antrose rungtynėse greitis žaidimo krepšinio pagerėjo. Mes labai lėtai žaidėm, kaip po tų traumų žaidėjai grįžta, jie ten vos juda, dabar biški gavom pasėdėti kartu, padirbėti, biški greitis, jau to kamulio judėjimo yra. Yra dar dabar 2 savaitės mums kertinės, reikia gerinti, nes, kaip sakant, aš vis laiką žaidėjams sakau, čia kaip tu esi video žaidime, ne? Eini į kitą lygį, ne? Video žaidime. Kas atsitinka? Viskas žymiai greičiau. Viskas žymiai vyksta, pam, tu nesusigaudai video žaidime. Ne? Ir tau reikia reaguoti, reikia tau tam būti pasiruošus. Tai čia yra lygiai panašiai. Aš tik dėl to jiem ten sakau, nes jie visi dėl tų video žaidimų pamišę yra ten, keliauja su tais video žaidimais. Žinai. Sakau, lygiai tas pats. Reikia viską daryti greičiau, geriau, viską. Akcentuojama buvo galbūt serijos metu, kad Žalgiris vieną iš pagrindinių pranašumų turi tą fast ir ankstyvą puolimą prieš jūsų komandą. Ta pati turbūt matėm ir šiandien, ir keletą kartų. Ir Bonzi sakė, kad neatsirinko žmonių, ir Devonas neatsirinko žmonių. Kiek galbūt matot šitą dalyką kaip problemą einant į finalo ketvirtą? Ne, čia tu turi tokius žaidėjus, jau kaip Francisko, jisai ateina tą greitą puolimą, jie iš karto tą akcentuoja. Tikrai, sakysim, half-court'e mes labai daug pridarėm problemų Žalgiriui, jie tikrai mums pridarė problemų open court'e. Čia ir yra kažkokie dalykai, ne? Jeigu tu nori laimėti kažkiek tai daugiau tą vis tiek renkiesi patirtį ar kažkas tokio, ne? Tai su patirtim ateina biški ir sudėtis ta, kuri galbūt vyresnio amžiaus ar kažkas tokio ir taip toliau. Tai, sakau, klausykit, čia žaidžia 4 komanda prieš 5.
kad ir kaip mes būtume, kiek ten tų turų yra Eurolygoje. Taip, mes turėjom daug problemų, mes turėjom daug dalykų, bet ta 4 vieta su 5 jinai nemeluoja, mes esam labai arti vieni kitų. Užsiminėte apie nugalėtojų mentalitetą, norą laimėti, kai komentavote apie GOAT šitą debatą. Žalgiryje šiandien Silvėnas Francisko labai emocingai reagavo į pralaimėjimą ir iš tikrųjų matėsi, kad jam labai rūpėjo šitos rungtynės. Ką galbūt galėtumėte pasakyti patį Silvėną kaip žaidėją, matot iš šono, kokia jo buvo progresija ir kaip dabar jis galbūt gali tęsti savo karjerą Eurolygoje? Čia dabar kažkoks tai nustebimas, kad žmogui skauda, ar kad mes džiaugiamės. Nu tai tikiuosi, kad jam skauda. Kaip sakant, tai turi padaryti geresniu, ne? Taip toliau, kiekvienas iš kiekvieno dalyko tu turi pasimokinti. Jis turi pasimokinti, Žalgiris turi pasimokinti, mes turim pasimokinti. Einam toliau, taip, mes turim reaguoti, ką mes darom gerai, ką mes darom blogai, laimi ar pralaši. Svarbiausia, sakau, kaip šnekėjom apie Žalgirį, nestovėti vietoje, ne? Taip kad... O kas dėl jo ir taip toliau, tai tikrai, kas gavosi, kad antras žmogus Eurolygoje, ne, po Vezenkovo, tai tik tai dar geriau padaro mus, kokį darbą mūsų gynėjai padarė su juo. Čia buvo fantastinis darbas. Jeigu taip galvotume, kad jo skaičiai bus prieš serijos pradžią, sakytum, laimim seriją. Taip ir buvo. Lietuvos krepšinis šiaip išgyvena dar nematytą savaitę, ko gero, atsižvelgiant į tai, kaip sekas ir sostinės klubai iš vis palaikot pulsą, nes rytoj finalas. Lietuvoje yra tik viena komanda. Treneri, dar antradienį kalbėjau su Tomu Masiuliu, sakė, dar nespėjo pasidžiaugti su jumis dėl Manchester United sugrįžimo į Čempionų lygą, kaip suprantu, šį vakarą jau pasidžiaugsit. Aš nežinau. Gal, kaip sakant, taip jau bus šį vakarą, taip jau bus. Dar galbūt vieną ne apie krepšinį. Praeitą savaitę, kai kalbėjom apie jūsų vaikus, labai nuaidėjo per visą Lietuvą jūsų žinutė ir sureagavo mūsų valdžia, sako, kad viskas yra gerai. Moteriškė visai ne taip išdėliojo viską. Taip, dabar jau tenai mūsų didieji politikai nusprendė, kad jiem reikia pasireikšti. Kai ateinu daryti paso, tai žinot, Šarūnai, reikės vargšiukam apsispręsti. Sakau, tu spręsk, ne aš. Treneri, aš dar vieną turėsiu. Šiandien Valencija išplėšė Game 5, vienintelė serija, kurioje bus Game 5, jo baigėsi. Kaip apsirtai tą seriją žiūrint ir visus tos cirkus, kurie ten vyksta? Suteikia entertainmentą? Tai, nežinau, man gerai, aš nešnekėsiu ten kažką, kas. Nesi viduj, velnė žino, kas ten vyksta. Taip toliau, matom ir taip toliau, sakau, nežinau, 2 treneriai koliojasi, o trečias gauna 3 minutėje techninę. Tai kur logiška? Tai ten va toj serijoje reikia kontroliuoti kažką. Nežinau, kodėl čia mes su Tomus, ramus Kauno bachūrai. Ką mums reikia? Gerai? Ačiū. Alaus išgerti. Ačiū. Good evening. We are beginning the press conference with the head coach of Žalgiris Kaunas, Mr. Tomas Masiulis. First comments in English and later questions in Lithuanian. First of all, congratulations for Fenerbahce for this win and good luck to the Final Four for them. Part of my heart is for them, so I will support them. And about the game, I think we start game not in the right mentality in defense. First 2 quarters we didn't play good defense, and second half was much better. But I think we, like always, we have played 40 minutes more concentrating defense. So. And one more time that I want to say thank you for my players. They fight like crazy all the season. I'm very happy for them and thank for our fans. It was incredible 2 days, 2 games, last games. So thank for them. We hear everybody. Good evening, Coach Maciej from the EuroLeague. Coach, what was it like to go up against your close friends in Saras in a series like this one? And how proud of you of the effort that your players have showed? Oh,
it wasn't easy if I'm to tell the truth, that because against my best friend coach and a lot of good friends over there, so it was a little bit different feelings, but we are doing our job and it's tough lost for us. But for our players, like I said, I'm proud for them. They fight like crazy. They fight for everything. I cannot ask more from them. Po pirmo ir po antro mačo buvo labai daug kalbos apie fiziškumą, apie žaidėjų norą, apie pastangas, bet matėm trečiose rungtynėse pagerėjimo. Šiandien praktiškai visi žaidėjai ir krito dėl kamuolių ir kovės, ir tas pats Edgaras su kraujais ant burnos ir burnoje žaidė. Kaip galbūt vertumėte visos komandos progresą šitą prasme visos serijos metu? Gal manau, kad mes pradėjom šitą seriją truputį atsipalaidavę, gal kažkiek tos, tokius, nežinau, kaip blogai paruošiau komandą, nes ne visi žaidėjai sužaidė prie savo galimybių ribų, ką gali sužaisti, tai čia kažkiek tai gal blogai atėjom į šitą seriją, nežinau, gal tos lengvai, kaip sakau, tos pagirios po patekimo į play-offus kažkiek tai, jeigu taip šnekant, nes pirmos dvi rungtynės tikrai mums nesusiklostė, mes nebuvom tam lygiai, kuriam norim būti, taip kad, bet šiandien kova, kaip sako, trečios rungtynės buvo tikrai iš kovos pusės. Šiandien vėl tiek davėm atsikovoti kamuolių, Kemo Biršą 8 puolime atkovoti kamuoliai praktiškai prieš mūsų didelius žmonės, prie mūsų gynybos tos nebuvo, kad gale gal keli kamuoliai, kur atsikovojo iš išsikeitimų, bet šiaip prieš tai tikrai per lengvai ėmė kamuolius. Šitos rungtynėse man ypač pradžioj trūko fiziškumo. Abi komandos kartu sudėjo šiandien metė 64 baudas. Nebuvo taip, kad ta kontakto linija šiandien šiek tiek kitaip buvo žiūrima? Kažkaip man irgi tai pasirodė pradžioj viską, kaip 3 rungtynės žaidėm vienaip, dabar šitas matyti jie matė visi, kad kas čia vyksta, nes tikrai man atrodė, kad labai jau per daug mūsų ypač Stambulė buvo, bet čia tik mano vėl nuomonė, kad jau ten buvo visur mumis nešiojo, pasiėmė už rankus visas vietas, bet čia yra play-offai, čia nieko negali, teisėjai nustato pradžioj, čia iškart matėsi, kad nuo pat pradžių neduos to kontakto tokio, iš karto viskas švilps, tai taip kažkaip, tai gal šiek tiek mums tas ir parankiau yra, nes kai leidžia ten šiek tiek prilaikyti daugiau kontakto, tai mums yra prižais prieš tokią komandą yra žymiai sunkiau. Treneri, kaip jūs sakys atrodo tos paskutinės 2 Fenerio atakos pagrindinio laiko pabaigoje, kai pirmą kartą Vaidas Balnas atkovojo kamuolį po savo netaiklaus metimo ir pelnė taškus ir po to likus 5 sekundėm po time-out? Tai taip, metė įstritaškį, po to ten vėlgi, neatsivėl, ką aš neku, 18 kamuolių, kiek 15 atsikovojo jie, taip kad tie atkovoti kamuoliai, ką ir šnekėjom, labai brangiai mums kainavo. Tai ta viena ataka paskutinė, tai neturėjom pasikeisti, gal ten irgi tokius žaidė derinį, kur Dastinas nežinojo, keisis nesikeisti, gal kažkiek jį prigavo ir stiprią ranką prasiveržė, iki galo ėjo, įmetė metimą. Tai vėl dabar galim šnekėti, gal reikėjo antrą baudą pramest, bet 5 sekundės virš buvo likę, vėl nebuvom tam pasiruošę. Dabar atrodo, kad pramest reikėjo, bet būtų įmetęs, po to vėl kitaip šnekėtų. Dar kalbant apie bendrai tą emocinį foną, atrodo visi žaidėjai paliko tą širdį aikštelę ir jau kalbėjome apie tai, ar ne, bet ypač Francisko išgyveno tą pralaimėjimą, atrodo ir nuledęs akis ir labai emocijos kaupės, ar ne. Kaip galbūt, nežinau, bendrai jūs tą jo Žalgirio meilę matot ir bendrai tą jo pasiaukojimą šitą seriją ir žaidimas šitą seriją? Čia tik apie Francisko, aš manau, kad kiekvienas vienas daugiau rodo, kitas mažiau, kitas viduj daugiau pergina, čia kiekvienam yra. Tikrai galėjom kabintis, galėjom tas 5 rungtynės ištraukti ir vėl važiuoti tenais, taip kad tikrai buvom arti to. Tai o dėl apie Francisko šnekant, tai tikrai jisai paliko visą širdį, tikrai atidavė viską, ką gali. Šiandien irgi rungtynės ir šitą seriją jam labai sunkiai buvo, bet manau, kaip žaidėjas jis tikrai patobulėjo, nes pamatė, jis daug aukojosi dėl komandos ir daug sprendimų priiminėjo, nes matė, kad dengė tikrai daug žmonių jį ir bandė stabdyti ir puolime, ir gynybų jį atakavo visais įmanomais būdais, bet jis vis tiek kovėsi iki galo, atlaikė ir kaip minėjau, skaudu visiems. Buvot paminėjęs, kad galbūt neparašėt komandos serijos pradžią, bet žiūrinti bendrai šitą seriją kaip visumą, kokią esminę galbūt pamoką jūs kaip debiutantas pasiimat savo ateičiai? Vėlgi dabar čia mano tų karštų labai sunku kažką šnekėti, čia žinot, ir po to nenoriu prisišnekėti per daug, taip kad tikrai visi gavom kažkiek patirties, kad pasiruošti ir daugiau vėlgi tas fiziškumas tikrai, mes atrodo ir šnekėjom, kad bus visai kas kita, bet tikrai pirmas 2 rungtynės mes buvom tokiam lengvam šoke, kas čia vyksta, bet namuose šiek tiek prisitaikėme irgi tikrai, tik trečiose buvo tikrai fiziškumas kitam lygiai ir viskas kovo dėl kamuolių, dėl visko ir šiandien irgi negali sakyti, bet
skyrus gal pirmus 2 kėlinius buvo šiek tiek, tikrai norėjom, bet irgi sunku sakyti, nes daug žaidė pirmas rungtynės ir dabar po 2 dienų vėl žaisti yra tikrai, tą krūvį atlaikyti yra labai sunku žaidėjom. Ir galiai po finalinės jau Sirenos akivaizdžiai parodė, kad didžiuojasi komanda, kad dėkoja jai. Yra kažkokie galbūt darbai, momentai, kuriais pats žiūrinti visą sezoną didžiuojate, šiandien nebūtinai kalbant apie įvykius krepšinio aikštelėje, galbūt paaugintos žaidėjų asmenybės ar kažkas tokio? Vėlgi, sakau, man čia labai sunku po šito pralaimėjimo kažką čia daug analizuoti, daug šnekėti, bet tikrai didžiuojasi komanda, kiekvienai žaidėjas. Tikrai didelis ačiū jiem, jų šeimos nariam, kurie palaikė juos visus, nes jie tikrai šeimos nariai labiausiai palaiko juos. Ačiū visiems fanam, kurie buvo, nes čia kosmosas kažkas yra tokioje atmosferoje žaisti, tikrai numatėsi, kad mes, man atrodo, ir fanai paaugo, ir mes paaugome, ir žaidėjai visi paaugo, ir treneriai paaugo kažkiek, tai kad visi siekiam vieno tikslo - pergalės, fanai reikia kiekvienų balsų, kiekvieną ataką rėkdami, mes kiekvieną ataką spręsdami kažkiek taktiškai, žaidėjai vėl savo darbą darė, taip kad kiekvienas bandė prisidėti ir kiekvienas prisidėjo prie šito mūsų sezono, aš manau, tai ačiū visiems. Treneriai, pernai visą kelią nuėjot su Fenerbahče iki Eurolygos titulo, šiemet sustinkat jau prieš juos kaip vyriausias treneris, kalbant apie tą Fenerbahče ateitį finalo ketvirtą. Kokius matote panašumus ir skirtumus šio sezono Fenerbahče ir koks jų potencialas Eurolygos finalo ketvirtoje? Ir jie turi tą čempionišką gyslelę, tai ką jūs turėjot pernai? Aš manau, kad jie tikrai turi nemažą dalį žaidėjų likusių. Dabar yra toj kaip ir geroj formai, visi sveiki, visi pasiruošę žaisti, taip kad žino, kaip žaisti ir yra vienos rungtynės, ne serija, taip kad manau, kad čia didelis jų privalumas ir didžiausios sėkmės ir jam ir Šarui. Tikrai, kaip ir minėjau, mano dalis širdies yra tenais ir su tais didžia dalim žaidėjų esu tikrai artimai bendravęs ir tikrai palaikysiu juos. Nors šiandien tikrai norėjau apžaisti juos. Dar treneri grįžtant ir būti prie jūsų žaidėjų, ar ne? Arnas pasakė, kad Ąžuolas yra vienas dabar jau po šio sezono Eurolygos topinių, Eurolygos 4 numerių, kaip jūsų akim atrodo, ar pritartumėt šiai minčiai? Taip, ką jis demonstruoja, jo skaičiai, viskas ir stabilumas jo tikrai demonstruoja ir jo ta visas branda, kokia žaidimo ir ta visa užklasinė veikla, kaip sakau, kaip jisai šneka, ką jisai šneka, tai tikrai kažkas yra neįtikėtino, yra klausyti ir man pačiam net kaip treneriui tikrai atrodo, kad čia aš girdžiu 35 metų veteraną, viską matantį, viską mačiusi ir viską padarantį, taip kad smagu už jį ir džiaugiamės tikrai matosi, kad nepadarėm klaidos, kad jį čia norėjom jį pasikviesti. Ačiū.